Kėdainietis TV komanda su pasididžiavimu prisimena patriotišką Lietuvos tautą, kuri lemtingo sausio 13-ąją kovojo už mūsų laisvės būtį. Gerbėme tuo metu lietuvių širdyse gyvenusį patriotizmą, kurio nesustabdė sovietų grasinimai, puolimai bei tankų atakos. Daugelis mes turbūt suprantame laisvę tą plačiąją prasme, nepriklausomybę, išsivadavimas iš okupacijos, bet jeigu žiūrime į kasdieninį gyvenimą, tai yra labai daug smulkių laisvių. Jauni žmonės turbūt net neįsivaizduoja, kad per tuos 25 metus iš tikrųjų galime kalbėti, reikšti savo nuomonę, turime teisę kritikuoti. Turime teisę keliauti po visą pasaulį. Turime galimybę pasirinkti netgi muziką, ko anais laikais negalėjom pasirinkti, kurią klausyti. Turime teisę rinktis, kokias knygas skaityti. Pagaliau turime teisę laisvai nesislėpdami sėsti prie kūčių stalo. Ir šitas prieš 25 metus iškovota laisvė suteikė mums galimybę rinktis. Galimybę rinktis ir galimybę išsivaduoti iš baimių. Nes tik baimė trukdo žmogui eiti į priekį, kurti ateitį, būti laisvam. Tada aš noriu palinkėti visiems ir suvokti, ypač jauniems žmonėms, kad tai nėra savaime kažkokia duotybė. Tai yra pasiekta krauju, pasiekta savo stiprybė Lietuvos tautos ir mes iš kartos į kartą tai turime perduoti kaip didžiausia vertybė mūsų nepriklausomybės. Tad būkime verti sausio 13-osios Lietuvos vardo. Laisvė reiškia nepriklausomybę. Tai, kad esi laisvas ir gali daryti, ką nori, esi nieko nevaržomas ir neapribotas. Iš tikrųjų nesusimąstau dabar gyvendama, nes kaip ir visai nuo pat gimimo esu laisva ir nežinau, labai sunku atsakyti iš tikrųjų, niekada apie tai nemąsčiau. Tiesiog tai yra natūralus jausmas. Laisvė tai man reiškia, kai šiandien viską galim daryti laisvai, emigruoti laisvai, kalbėti laisvai, pirkti laisvai, viską daryti laisvai. Laisvė? O žinot, čia toks visai tiek daug apgaubė tas žodis. Laisvė, kada aš iš ryto atsikeliu ir žinau, kad aš esu laisva. O čia aš esu ir laisva. Kada aš turiu daug pinigų, kada mano vaikai yra sveiki, kad aš neturiu nervuotis dėl šito. Kada pas mane yra pinigų, kad aš galėčiau nuvažiuoti, pavyzdžiui, į teatrą. Kada aš turiu darbą, mylimą darbą. O čia aš skaitau yra laisvė. Kada galiu padaryti ne visada, ką noriu, bet tai per pusę. Tai o čia yra laisvė. Gali važiuoti kur nori, po visą pasaulį. O kada buvom uždaryti, tai čia negalėjai išvažiuoti. Jeigu dar buvo palankus valdžiai, tai tą išleido. O jeigu ne, niekur neištrūksi. Vaikai važiuoja kur nori, gali mokintis kur nori, visame pasaulyje. O tas daug reiškia. Galiu, ta prasme, daryti, ką nori, ten niekam nepriklausyti. Gali dalyvauti visur, būti visuomeniškai. Niekada nepamirškime savo laisvės kainos ir išnaudokime laisvę teisingai bei atsakingai.